10 metų jubiliejų paminėjo ir kaip susirinkusiai į šią šventę juokavo pradinę mokyklą baigė jauniausia Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto katedra, rengianti informatikos inžinerijos specialistus. Akademinės bendruomenės nariai neslėpia, kad per tiek metų nuveikta daugybė svarbių darbų, tačiau ant laurų užmigti jie dar tikrai neketina. Mes atėjom, plikas laukas buvo, mes suremontavom patalpą savo lėšų, mes įsirengėm aparatūrą, supirkom ir turim dabar puikių studentus. Ir man gaila savo jaunų vyrų, taip, kad jie gal mažai skiria merginoms dėmesį, taip, pažiūrėkit, kokie jauni, taip, ir dirbom. Dinamišku augimu besidžiaugiantis katedros darbuotojai ir studentai neslėpia, kad su jais bendradarbiaujančių organizacijų ratas vis plečiasi. O tai, anot jų, atveria galimybės jauniems specialistams mokytis geresnėmis sąlygomis. Katedra jau dabar džiaugiasi įkurtomis 5 moderniomis informatikos inžinerijos studijų laboratorijomis, atnaujinta optikos ir atomo fizikos laboratorijos įranga, sėkmingais studentų projektais ir publikuotais moksliniais darbais. Informatikos inžinerijos studijų absolventai džiaugiasi, kad kažkada gavo galimybę studijuoti vis modernėjančioje katedroje. Nors ir maži ir nedideli, bet nuveikė labai didelius darbus. Tai kaip liaudiška patarlė, ne ūgis, o smūgis. Tai aš sakyčiau, šitoj katedroje tikrai galioja, turint tokį veržlų, nepakartojamą vedėją kaip Arūną Andziulį, tai aš manau, kad verta kiekvienos minutės, kurią aš čia praleidau. Manau, tai yra tik tais pradžia, yra tik tais geri pamatai pradėti ir manau, linkiu ateityje nesustoti ir pirmin siekti šitų visų savo ambicijų, laikytis, nebijoti naujų iššūkių, na ir viso ko geriausio. Jauną amžių ir veržlumą akcentavo ir Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto dekanė docentė daktarė Rima Mickevičienė, kuri katedrą palygino su jaunu charakteringu paaugliu, besidžiaugiančiu naujomis ateities perspektyvomis. Ji prisiminė, kad darbas šioje katedroje prasidėjo nuo 2 darbuotojų – katedros vedėjo ir katedros inžinieriaus, o dabar bendri tikslai jungia net 24 darbuotojus, kurių užmojai dėl naujų projektų auga vis platyn. Aš manau, kad jie greičiausiai suks į projektinę veiklą, nes tai atveria naujas galimybės, tampi žinomas ne vien tik tai kaip Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai ir naujos kelionės, nauji susitikimai, nauji iššūkiai, naujos idėjos. Aš manau, kad jauniems žmonėms tai labai patinka ir jų vadovai, profesoriui Andziuliui taip pat. Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto informatikos inžinerijos katedra išleido 6 bakalaurų ir 2 magistro studijų absolventų laidas. Aktyviai bendradarbiaudamos Erasmus programos šalimis, jis sėkmingai paruošė aukštos kvalifikacijos universalius specialistus, kurie dirba įvairiose valstybinėse ir privačiose informacinių technologijų kompanijose.